Sveiki, mano vardas Stasys, man gerokai virš 30 metų ir šįvakar žiūrėsiu naujausių Drakonų kovos visatos kūrinio Dragon Ball Daima pirmąjį epizodą. Bet visų pirma, kas, kaip, kodėl, su kuo galbūt, kad būtų aiškiau. Tai dar vaikystėje pamėgau du dalykus, kuriuos gan mėgstu iki šiol. Vienas iš jų buvo žvaigždžių karai. Tai čia matot va lightsaberį, kokį turiu, kažkada pirkau į darbo balių, nes tema buvo super herojai, super blogiečiai. Tai atradau, kad jis turi ir tokį spalvotą režimą, tai galvoju pastatysiu, kad būtų fonas šiltesnis ir spalvingesnis. Na, o kitas dalykas po žvaigždžių karų tai yra drakonų kova. Tai jeigu su žvaigždžių karais viskas gan paprasta ir aišku, 3 trilogijos, pora atskirų filmų, daugybė vaidybinių ir animacinių serialų, knygos, kompiuteriniai žaidimai ir dar kiti medimai, kurie tęsiasi nuolatos iki pat dabar, tai su drakonų kova buvo šiek tiek viskas kitaip. Tikriausiai daugelis, kas yra mano amžiaus, vaikystėje po pamokų bėgdavo žiūrėti per lietuviškas televizijas drakonų kovą, tada Z, tada GT, o tada viskas nutrūko. Pasibaigė GT, nieko naujo nerodė ir Dragon Ballą daug kas pamiršo, nurašė kaip smagus vaikystės užsiėmimas, smagus vaikystės filmukas. O bet tačiau atėjo gudus 2015 metai ir drakonų kovų kūrėjas Akira Toriyama pristatė naują kūrinį, tai yra Dragon Ball Super, tiek mangos, japoniškų komiksų, tiek ir anime, japoniškos televizijos pavidalu, kur veiksmas vyksta iškart mūsų pagrindiniam veikėjams nugalėjus Buu. Ne iškart po keletos metų. Ir Dragon Ball Super pakėlė drakonų kovų visatos kartelę į dar naują lygį, kadangi jau ten prasidėjo multivisata, karo dievai, angelai, daugybė kelionių laikų, visa ko dievas multivisatų, Zen, visiškai naujos Saiyanų formos, kurios yra jau tiesiog ne naujo lygio Super Saiyanai, bet Super Saiyanas dievas, Super Saiyanas super egocentriškas Super Saiyanas, Ultra Instinct buvo tokia atskira forma, Beast ir visa kita. Tai yra visiškai naujo lygio dieviškos galios formos. Tai vien žodžio kosmosas ir tiesioginė ir perkeltina prasme. Tai labai smagiai 2015 metais tai prasidėjo, daugybė naujų priešų, dalis iš seniau grįžtančių priešų, tarpgalaktinis kovos menų turnyras, Last Man Standing ir panašiai. Tikrai įdomu, faina, visa kita. Ir tai yra sėkmingai ėjo kas savaitę anime, iki kol 2018 metais baigės. Tačiau manga nesibaigė ir jinai labai sėkmingai kartą į mėnesį išeidavo po naują skyrių iki pat 2024 metų pavasario, kada daugam netikėtai mirė Akira Toriyama, drakonų kovos visatos kūrėjas. Ir kūryba naujų chapterių buvo sustabdyta. Daugelio fanų laimiai jisai jau turėjo savo pameistrį pasekėją, Toyotaro, kuris pažadėjo toliau tęsti naujus skyrius, kadangi istorija dar yra tikrai nesibaigus. Tai visi, kas skaito arba kas žiūri, tai laukia, kada jis pristatys naujus skyrius. Ir kol kas yra tiek, reiškia, iki pat 24 metų pavasario visi nauji chapteriai nuo 2015 metų. Tačiau dar Toriyama, kai buvo gyvas, jisai žinojo, kad nenumaldomai artėja drakonų kovų 40-metis, kadangi pirmoji manga buvo sukurta 84 metais. Ir tam jisai pradėjo ruošti visiškai naują anime pavadinimu Dragon Ball Daima. Daima tai tiesiog išvertus reikštų demonas, demonai arba blogis. Tai drakonų kova demonai. Kadangi jis mirė, jisai nespėjo jau pamatyti gatavą savo kūrinio, bet Toei Animation studija su kitais kūrėjais padarė žodį kūnu ir 24 metų spalio 11 jisai išėjo japonų televizijai bei internetiniai transliavimo platformai Crunchyroll, per kurią aš ir žiūrėsiu. O kadangi aš žiūrėsiu, sugalvau, kad galbūt yra dar Lietuvoje žmonių, kurie irgi prijaučia Dragon Ballui nuo vaikystės ir žiūri, ar planuoja žiūrėti, ar susidomės žiūrėti. Galvoju, parodysiu ir pats pažiūrėsiu, nes dar serijos nemačiau, tai bus mano pirmas toks pažiūrėjimas, nežinau, ar tai vadinti reakcija, aš labai daug nereaguoju žiūrėdamas bet kokį filmą, serialą,
bet gal kažkaip kažką, gal vat ir patiems bus įdomu. Gera žinia visiems, kas turi Netflixą, tai žinau, kad spalio mėnesio gale jau bus galima pažiūrėti visus išėjusius epizodus, tai tikriausiai 2-3 ir tenai, o po to jis sąžininkai kas savaitę išeis, bet kol nėra, pažiūrėkim per Crunchyroll. Tai va, tai įžangai tiek. Tiesa, video aš manau pastabdysiu, pakarpysiu, gal net uždėsiu kažkokį filtrą dėl autorinių teisių gerbimo, kadangi aš negaliu tiesiog transliuoti mokamą turinį į YouTube nemokamai visiems, tai stengsiuosi jį padaryti mažiau patrauklų, kad tai nesiskaitytų kaip pilna kūrinio retransliacija. Bet, manau, suprasit maždaug apie ką, kaip kas tenai bus rodoma, tai tikiuosi gero žiūrėjimo man, gero žiūrėjimo jums. Važiuojam. Jungiam ekraną, beu, ir jungiam Crunchyrollą, beu. Ir matom Toei Animation maskotą, tai yra šitas kačiukas. Toei Animation tai yra įmonė, kuriai priklauso Drakonų kovos animacijos teisės. Dėl to visą laikį įžanginį jį rodo. Panašu visą istoriją iš pradžių pasakoja, kas tai yra Dragon Ballai, kas tai yra Dievas Drakonas. Pagrindinė veikėja introdukcija. Na, visą istoriją Son Goku pasakoja nuo pat pradžių. Greit praskipino paprastą Dragon Ballą iškart į Z. Čia toks quick recap. Wow, gražiai parodyta. Quick recap galbūt tiem, kas nežino Dragon Ballą ir pradės nuo Daimos. Tai aš nežinau, ką čia orientuota į naujus žiūrovus, į jaunus žiūrovus. Iškart supauzinkim. Pažiūrėkim, ką čia pažįstam, ko nepažįstam, bus introdukcija jums žiūrintiem, kurie galbūt kažką pamiršo. Tai skelkim ekraną į dvi dalis, iki Son Goku ir už jo, tai pradžioje kairė pusė, taip, Android 18, apačioje Maronijos dukra ir jos vyras Krilinas, Jedžirobėjus Ulongas, Džinas Veižlys, Bulma, Tenshinhanas, Čiaucas, Jamčis, Poaras, o kitoj pusėje Son Gokas, Gohanas labai įdomiai atrodo. Kūdas toks labai smulkesnis už Goką, nors iš Z liktais nebuvo smulkesnis, jis buvo ir aukštesnis, ir platesnis, šukuosina irgi kitokia. Tada žemyn Tranksas, Gotenas, Čičia Pikolas, Vegeta arba Vegetas ir ponas Herkulis, ponas Šetonas. Ko trūksta? Trūksta Bu, trūksta Videlės, Gohano žmonos, ir Pan. Pan gal čia dar šito istorijai nebus gimusi, nors matau Krilino dukra gimusi, o jos ten liktai, nors ne, Maron vyresnė, tai gal Pan dar negimusi. Tada trūksta nieko gal daugiau. Launchas iš Dragon Ball'o standartinio, kur gal kas atsimena buvo mėlynplaukė, kukli mergaitė, kur kai nusičiaudė tampa labai aršia blondinė, bet jos ir Z beveik nerodė, tai jo, ir Androido 17 nėra, bet jo kaip ir irgi nelabai rodė iki Dragon Ball Super, kuris ten buvo gan užėmė, sakykime, svarbų vaidmenį tiem, kas nematė, labai svarbų vaidmenį. Ok, judam toliau. Nauja grėsmė Žemės planetai. Surprise. Pirma serija – Konspiracija. Original Work by Akira Toriyama, kaip minėjau, paskutinis jo darbas. Panašu, kad čia matom tą demonų pasaulį, nes pats filmukas vadinasi Demonai blogis. Kaioshinas, o kas šitas? Čia praeitį žiūri, ar čia nuo to momento vyks veiksma? Kaioshinas žiūri į save? Degesu. Brother, čia ne Kaioshinas, čia Kaioshino brolis. Vis atrodo toks blogietis, kaip kad buvo Zaimasu šitam Dragon Ball Super, kuris turėtų būti geras, bet iš tikrųjų blogas. Majin Vegeta, gražiausia jo forma ir kiečiausia. Ir vienas geriausių momentų apskritai Dragon Ball'e, būtent šitoj sagai. Tai jisai Tranksą apkabino pirmą ir paskutinį kartą gyvenimą. Kol kas čia žiūri recapą Dragon Ball Z pabaigos. Kol kas įdomu, atrodo, kad jie demonų pasaulį, bet yra Kaioshino brolis Degesu.
Ok, kai dabar ką kol kas suprantu, kad... Nu, čia rodo, kad yra atskiras kažkoks demonų dar pasaulis. Ir kaip suprantu, šitie du bičiukai yra demonų pasauly ir va išsigandę labai Buu ir Babydžio. Aha, ir Dabura mirė, dėl to šitas mažas bičiukas, kurio vardo dar nežinom, tapo ką tik demonų valdovu. Lord Goma. Ok. Va, pats geriausias momentas. Pasiaukojimas vardan žmonijos. Iki šiol, kai pažiūriu šį momentą, tai man nubėga ašara žiūrint visą tą ilgą, nežinau, 10 minučių epizodą. Kaip jis apkabina sūnų, kaip jis sako, kad vardan jų aukojasi. Vienas jautriausių momentų Dragon Ball'e. Ok, tai panašu, kad demonai irgi turi drakonų rutulius, bet reikia surinkti ne 7, o kažkokį kitą skaičių. Nustebę bičiukai, kad žemės drakonas 3 norus išpildė. Porungą, aš neatsimenu, kiek nameke. 1 ar 2 išpildo. Neatsimenu. Vis dar nesuprantu, ar čia veiksmas vyksta gyvai, ar jie čia žiūri kažkiek laiko į praeitį. Nu, į praeitį, nes per greit viskas vyksta, bet... Nu, tai žiūrim, suprasim gal. Realiai tas mažiukas bičiukas dabar yra naujas demonų dievas, kai Daburos nebėra, bet jis nenori būti demonų dievu, nes bijo, kad Buu atvyks ir jį sunaikins. Va, kur yra tikras Gohanas. Stambesnis, aukštesnis už Son Goku. Genki dama. Visi taip darėm, kai žiūrėjom tą seriją, spėjai, vaikystę. Čia irgi buvo labai gražus momentas, kai sako, iki Buu, linkiu tau atgimti geresnę būtybę kitam gyvenime. Parodė, kad Son Gokas gerbė priešą, atidėjo jam paskutinę pagarbą, žinodamas, kad laimėjo. Ir jo noras išsipildė, atgimė Buu. Gerėčio, vardas iš kitos pusės Ub. Tai kaip suprantu, čia visas veiksmas vyksta iki, kol Son Gokas dar sutiko tą Ubą. Ok, nu čia įdomiai. Bičiukas demonas bijojo Buu, kad jį sunaikins, tada atėjo Son Gokas su komanda, nugalėjo Buu ir bičiukas nebebijo, kad Buu nebėra ir viskas jėga. Nors Son Gokas su Vegetu dabar stipresni už tą Buu. Lord Goma, vėl naujas Kaioshinas, Kaioshinė. Sister. Kiek ten yra visą galvoti Kaioshinas, o čia op. Doktor. Dievai turi laipsnius, daktaras. Skirtumas, koks buvo Daburo demonas, atrodė tikras demonų karalius ir koks šitas Goma. Nu kaip ir Dragon Ball Super visako valdovas, kas nematė. Zen, vaikas, mažas, vaikiškų balsų. Va, panelė gudri, sako, kaip tu jų nebijai, jie Majin Buu nugalėjo. Nu ką aš ir sakiau ką tik. Kad jis kvailas biškai atrodo, kad nebebijo nieko, nes Buu nebėra, nors yra stipresnių žinių. Įdomu, Goma, Dabura ir kiti vardai kažką reiškia ar ne? Nes, pavyzdžiui, visi Saiyanų vardai yra toks žaismas daržovių. Son Goku tikras vardas yra Kakarot, tai yra kaip Carrot. Kokių ten dar mes Saiyanų turėjom Legendary Super Saiyan brolį, kaip Brokolį. Tada iš kitos visatos Saiyanė Cauliflower. Tada Kale, Kale. Ką dar turėjom Bardoką Son Goku tėvą. Neatsimenu nuo ko. Tada brolio tėvas Paragus, Asparagus. Ir tada, aišku, visų šitų daržovių karalius, King Vegeta, Vegetable, bendrinis žodis daržovė. Tai daug tokių, pavyzdžiui, Bulmos visa šeima buvo pagal apatinius rūbus. Tai, pavyzdžiui, jos dukra Bra, tai liemenėlė, Trunks, sūnus Kelnaitas, tėvas Brief irgi vyriškos Kelnaitas, Bulma japoniškai kažkaip kitaip tarėsi, kas irgi reiškia, man atrodo, liemenėlė. Nu visi vienu žodžiu, dievai, pavyzdžiui, visi yra
pagal alkoholinius gėrimus, byrus, whiz, kaip beer, whisky ir panašiai. Nu tai va įdomu, toks nuokrypis šitie dievai, ar turi kažkokį pavadinimą pagal kažką ar ne. Judam toliau. 万が一大魔界に乗り込んできたとしてもこの魔王宮にはたどり着きはしませんよ。そうだ。ドラゴンボールを使うか。強力な3人の玉神様が守っているんですよ。この大魔界のドラゴンボールじゃ。 Aha, tai Demon Realm turi atskirus savo Dragon Ballus. 小さなドラゴンボール。 Ok. Tai mano spėjimas, kad tikrai jie bus panaudoti ir jie bus kažkokie tikrai kitokie negu Žemės. Ir aišku, ne 7. ですが何を願うの。 Ok, jeigu jie geriečiai, tai drakonas negali jų panaikinti, net jeigu tai kažkieno noras. 黒い願いじゃないだろう。 私も若返らせてほしい。 Tai pradžia kaip Dragon Ball GT, su drakono rutuliais visus veikėjus padarys vėl vaikais. Čia dėl to, kad jų bijo ir negali tuo pačiu nužudyti. Okay. つまり Makes sense. 奴らの仲間を全員ガキにして。 Kad jie būtų harmless. Jo, Dragon Ball GT tam buvo nesąmonė, ten Pilafas per klaidą paprašė, kad Gokas vėl būtų そ vaikas. ういうことだ。まあ、ナメック人のネバを連れて行く。 Neva, dar vienas naujas veikėjas. ドラゴンボールのことなら。 Kažkas slepiasi ir visą pokalbį girdėjo. Vėl Kajašinas. Kažkodėl tiek demonų pasaulyje daug Kajašinų? Aš galvoju, jie gerieji dievybės gyvenantis dangui. Čia demonų pasaulio drakono rutulių saugotojai, šitas primena Nameką. Čia gal tas Nema? Wow. Namekas, labai senas Namekas ir demonų pasaulyje. Tai tikriausiai jis ir sukūrė šitos drakono rutulius, nes kaip žinom, Namekai kūrė drakono rutulius. 少し臭いな。お前いつシャワーを浴びた？シャワー？確か何年か前に泥に落ちた時に浴びたな。ああ、よこうか。引き返してくれ。歯磨きセットを忘れた。若いナメック人に会ってちょっとした用事を済ませるだけだ。ナメック人？それは愉快だな。わし以外のナメック人がいたのか。何者だ。わあ。正体を明かせ。新しく大魔王になったゴマだ。キングゴマと呼ぶがいい。さっさと暗証番号を。 Nori iškristi iš demonų pasaulio, turi žinoti PIN skaičių 0493. Tai reikia prisiminti, jeigu kada pakliusim į pragarą, 0493. Nebūtinai pragarą. Į demonų pasaulį. Oho, nori išskristi žmonių pasaulį, turi skristi į Meką žuvį kažkokį sargą. 外の世界に行くんだろう。どこの宇宙だ？第7宇宙。第7宇宙の何番だ？地球という星に近いのは。 Vienas dalykas, kas čia man nebesbiški sumėtė, kai žiūrėjo Dragon Ball Super, žino, kad yra 18 visatų iš viso, iš kurių 6 buvo sunaikintos, liko 12, mūsoji yra 7. Bet jeigu čia kiekvienas tas apvalus dalykas reiškia visatą, tai čia yra gerokai daugiau negu 12. Klausimas kyla, kodėl tenai sakė, kad yra 12 visatų, o čia mes matom, nežinau, 20-30 kelias. Pagaliau atvarėme žemę. Dar pauzę. Trankso plaukai vėl violetiniai. Tokie buvo ir Z, viskas ok, bet Dragon Ball Super jie buvo mėlyni. Kaip Bulmos. Jau buvau įpratęs prie mėlynų ir dabar vėl grįžtam prie originalių violetinių. なあ、トランクス、いくつになったんだ？ 9歳です。 9歳か。それにしちゃ随分チビだな。クリリンさんに生まれたくないですよ。まあ、実はそんなにでっかくはならなかったけどな。貴様、喧嘩を売っているのか。 Vegetos balsas biškai kitoks. そういや2人がポタラで合体したんじゃねえか？ Paprašė あなたと drakono. ベジータさんもポタラで合体して魔人ブーに吸収された時なぜかブーのタイムで2人にもあのことを思い出し先ほどブーさんにお願いして試していただいたところ
čia biškiau nesutampa. Bet Dragon Ball Super jie sakė atsiskyrė, nes jie paprašė Dievo drakono, kad juos atskirtų. Čia dabar jie sako, kad juos absorbavo Bu ir jie atsiskyrė taip pat kaip Vegetas. Bet lygiai taip pat Dragon Ball Super sakė, kad Vegetas atsiskyrė ne dėl to, kad jie absorbavo Bu, o dėl to, kad jie yra mirtingieji du, Vegeta ir Son Gokas, ir jų šitas auskarų susijungimas galioja ten ar pusę valandos, ar kol visa jų energija išsieikoja, neatsimenu. O čia dabar sako, kad vėl, kad jie atsiskyrė dėl to, kad juos absorbavo Bu ir Kibitašinas irgi buvo paprašė Bu, kad juos absorbuotų. Jau kažkas nesutampa. おそらく魔人ブーの体内にはポタラの合体すら解いてしまうほどの Dujos. が発生していると思われる。 Tai nesąmonė. 本当は合体したくなかったんじゃねえか。 Nesąmonė. まあキリトはおじさんですからね。ペリナってし、ベジータ、修行しねえか。いいだろう。 Aš tiek gerai nežinau, bet Vegetos balsas skamba kažkaip kitaip, tai ir tik nebus naujas garsintojas kažkoks. ほっときなさい。 Lūmas irgi kažkoks kitoks balsas. Dar reikės paklausyti. Dar papauzinsiu, primenu, kad Dragon Ball Super vyksta po viso šito ir kol kas duotojų momentų po paskutinio skyrio Dragon Ball Super tai Vegeta arba Vegetas yra stipresnis už Son Goką. Nes jie visą laiką būdavo taip jų jėgos pusiausvyra, bet paskutinį kartą, kai jie mušėsi dievų pasaulį, tai Vegeta laimėjo. Ten per plauką vos abu buvo be jėgų, bet Vegeta laimėjo. Tai va tiek. Final Flash versus Kamehameha. Iki dar vienas dalykas, jau serijai pabaiga, nebuvo kažkokio gero garso takelio, iš vis nebuvo įžangas netgi Dragon Ball'ą, bet dažnai būna pirmoji serija, kad nebūna, tai gal antroji bus. Bet kol kas garso takelis, vat ką čia dabar groja, tai visiškai nekečiai. Dragon Ball Z buvo gan kečių kai kurios, ne dainos, muzika, tada Dragon Ball GT, Dan Kokoro. Ir tada Super irgi buvo bent dvi tikrai kabliojančios dainos. Nu, tikiuosi ir čia bus. Ok, demonai atskrido pas dievą Dendę. Ir kaip suprantu, jie norės tų rutulių, nežinau, pavogs ar ką, ir paprašys, kad Gokas ir kiti būtų vėl vaikai, nes jų nužudyti negali, o bijo, kad jie užpuls šitą demoną. Tai apsidraudžiant sakys, dai, tegul jie būna vėl vaikai. あなたはどこかの太陽神様ですか？ちょっと違いますね。我々は大魔界から来たんですよ。あなたの祖先のナメクジ Dragonų kova demonai. ほら、あなたたちの耳も尖っている。あなたも大魔界の出身ですね。 Ok, naujas dalykas. Jeigu tavo ausis yra smailos, reiškia, tu irgi esi, nu, bent jau tavo protėviai yra kilę iš demonų pasaulio, ką čia ką tik pasakė. Tai reiškia, visi namekai yra demonai. Frizas ne, nes jo ausis buvo ten iš vis tik tokios skylutės galvoj. Bet reiškia, visi šitie bičiukai ir Mr. Popo, kaip matau, irgi demonas. Wow. だがついでに玉神なんていう恐ろしい連中まで作って Ok, mano spėjimas, kad mūsų veikėjai kausis iš tais tamagamis ir galbūt demonų rutuliai vėl padarys juos suaugusiais paskutiniai serijai. Tie tamagamiai gal bus final boss, nežinau. Bet gal ne, gal kažkas fainiau bus. Pirmą kartą matau Dragon Ball'ą, kad rodytų džiunglės Amazonės ir kad rodytų dykumą. Tikėtina Saharos. Visą laiką būdavo Japonų pasaulis. Geras. 何を願うのかは知りませんが、僕は死んでも絶対にベゲタと教えなりしません。いでよ、シェン。何か文句でも。牛でも飲むか。いいえ、結構。 Nu ką, prašau, kad Son Gokas, Vegetas ir visi kiti vėl būtų vaikai. Adamu Tranksas su Gatenu liks irgi vaikai ir tada jie bus su Son Goku vienmečiai. Draugeliai, geras, bet gal taip ir bus. さあ、願いを言え。どんな願いも叶え
いいぞ。じゃあ魔人ブーと戦ったやつだとその仲間をみんな子供にしてくれ。 Visus, kurie kovoja su Majin Buu ir jų draugus. Kai sakai vaikai, kokio nori amžiaus, kad jie būtų. Pirmokai. Tai 7 metai. Apie Trunksą. Tie, kurie jau dabar vaikai yra babies. Tai jie vėl gal virsi kūdikius. O dabar jau buvo 9 gimtadienis. Tai realiai Trunksas šiuo metu yra vyresnis negu Son Gokas bus po minutę. Time of Wonderland. Ok, klausimai iškart. Pirmas dalykas, ar jie visi dabar pavirto vaikais, protas irgi jau bus kaip 7-mečių, ar bus kaip GT, kad visą jėgą ir visą protą atmintį išsaugo? Daugiau neturiu klausimų. Geras, nežinau. Ką sužinojom šitoj serijai, kad yra atskiras demonų pasaulis, kuris turi atskirus drakono rutulius, bet ne 7, o neaišku kiek. Tuos drakono rutulius saugo 3 kažkokie labai stiprus apsauginiai. Nežinom nieko apie rutulius, kas būna, ar tai yra kaip ir GT, kad jeigu ten paprašai noro per metus jos vėl reikia surinkti kitaip planetas prog. Ok, antra serija Glorija, žiūrim intro, naujas veikėjas. Na ir viskas. Nu, cool. Išjungiam. Pauzę, išjungiam screen capture, bam. Nu, cool, tai nežinau. Pirma serija labai panašiai kaip GT realiai. Jie tenai kažką veikia, tada ateina vienas mažiukas, sako, padaryk jos vėl vaikais. Nu, tik tai kadangi GT tik Son Gokas virto vaikų, čia panašu visi. Bent jau paprašė visi, kurie kovojo su Majin Buu ir jų draugai. Nu, tai ir Bulmos, Čičias visos, Ox Kingai, realiai visi. Tas pats Dende turėtų pavirsti vaikų, nes jis irgi yra draugas, kad ir dievas. Nu, žiūrim, kiek žinau, čia bus apie 20 arba lygiai 20 serijų, tai vat mano spėjimai tokie yra, kad jie vėl pavirs suaugusius, nes po to eina Dragon Ball Super, kurie yra suaugę. Mano spėjimas, kad tą padarys jie su demonų pasaulio drakono rutuliais. Mano spėjimas, kad jie gaus kovoti su tais 3 apsauginiais, bet tai nebus paskutinis bosas, spėjau bus kažkas stipresnis. Kadangi tai demonų pasaulis, tai galbūt galima tikėtis ir buvusių tam tikrų priešų, kurie dabar pragare, nors spėjau pragaras ir demonų pasaulis čia yra 2 skirtingi dalykai, nežinau. Bet žiūrim, tik 20 serijų, tai čia bus greit. Ko labiausiai tikiuosi, tai geros animacijos, galbūt naujos kažkokios Super Saiyano formos. Skaičiau internete, žmonės ten spėlioja, kad gal bus Super Saiyan Daima, atseit Super Saiyanas demonas, kažkas tokio. Tada, ko dar tikiuosi, labai tikiuosi gero soundtracko. Blemba, šitas dalykas yra tai, kas labai užkelia kartelę viso serialą. Aš Dragon Ball Super paskutinę 131 seriją tiesiog kartais įsijungdavau, vien dėl garso takelio, kaip jie ten kovoja. Ten yra animacija, wow, ir šiaip viskas fainai, ir yra humoro, visa kita, bet garso takelis yra tas, kas pakelia į naują aukštumą. Tai tikiuosi ir čia. Ir ką laukiam antros serijos, tai kol kas tiek, jeigu pas kažkokių klausimų yra, ar pasidalinimo, ar įžvalgų, ar aš kažką blogai netai pasakiau, taisykit, rašykit. Ir susitiksim, galbūt, nežinau, ar susitiksim, gal čia tik vieną seriją padariau, nes gal niekas nežiūri, Son Goko Lietuvoje niekam neįdomu, bet tikiuosi, kad ne. Tai viso ko geriausio ir iki.